sveikas kolega atvykęs į rapsų lauką. Pasikviečiau tave, kad padiskutuotume, aptartume, kas gerai, kas blogai ir ką reikėtų daryti ateityje, kad šitas jau tikrai pakankamai pagavęs augimą rapsas tinkamai galėtų eiti žiemoti. Tai vat, kokia tavo nuomonė apie jį? Tai rapsai iš tikrųjų įspūdingi, dideli. Tai Mindaugai, iš tikrųjų norėčiau sužinoti, ką tu čia gero nuveikiai, ką panaudojai, trumpai papasakok mums. Čia buvo sieta su fokusu, kaip matoma. Trąša buvo naudota 8-2-4-2-4. Vien tam, kad šitam lauke ir apskritai šitoj zonai laukų trūksta fosforo, tai kad pakelti lygį buvo pasirinkta būtent šita trąša, turinti savo sudėtyje daugiau fosforo. Bet Mindaugai, tas santykis toks 2-4-2-4, tai fosforo trūksta, bet dabar, kaip sakyti, ir mes rekomenduojam, ir kaip tavo pačio nuomonė būtent dėl pavasarinio tręšimo. Turiu menį su dideliu NPK. Taip, būtent. Tai čia faktas, čia visi, kas pabandė, iš mano klientų, manau ir iš tavo tų klientų, 17-likinė, 8-likinė, tai tikrai efektyvumas yra, ypatingai pasirodė šįmet pavasarį, kai buvo vėsus ir ilgas pavasaris, tai tas 2 formų azotas, 2 formų fosforas tikrai davė savo tą tokį pliūpsnį energijos, šuolį rapsui. Ir jisai sugebėjo tikrai pagauti tą augimą, ko pasiekojo. Tikrai turėjom gražius laukus, labai gražius augalus, tačiau su to derlium taip pagal vietovės skirtingai buvo. Taip, tai turėjom ir sausro, aišku, iššūkių buvo pilna ir šalnos. O toliau, Mindaugai, kaip purškimai per lapus, kaip maitinsim būtent tai dabar šitos... Čia vakar yra, ta prasme, šitas laukas yra gavęs jau vieną augimo reguliatorių kartu su graminicidu. Ir vakar buvo nupurkštas herbicidas, tai kaip matom, žolės jau po truputėlį linksta labai sparčiai, nes buvo 3 produktai dedami, kadangi problematiški laukai yra sužliūgę, miglė. Ir dabar praėjus ten 3 dienos, 4, maks savaitę, bus dedamas antras augimo reguliatorius ir planas yra įdėti brazitrėlio, kadangi pirmą kartą jau nepanaudojom, tiesiog nebuvo tiek lapijos, kol jisai pagavo tą augimą, tai mes dabar dėsim vienu kartu 1,5 litro ir aišku boro 1 litrą. Tam, kad pamaitinti augalą, nes tą sudėtį gal paminėsiu žiūrovams, kas ten yra sudėta ir kaip tai veikia. Tai pagrindiniai tai yra elementai, kaip sakyti, atrinkti svarbiausi rapsam, tai yra boras, molibdenas, manganas, magnis, kalcis, azotas. Ir tas ne tik, kad tie elementai sudėti, bet ir santykis jų. Vieno įdėta tiek, kito tiek, tai būtent pats geriausias santykis atrinktas. Ir mes atsižvelgiam taipogi į ūkininkų laiką, nes su vienanariais elementais iš tikrųjų tas maišymas yra sudėtingesnis, atimantis daugiau laiko, o laiko prasme iš tikrųjų mes įtaupom ir norim, kad efektyviai panaudoti ir aišku saugiai. Dabar pirmas darbas nuo šios dienos, atsiminkit, brazitrėlis ir boras, kad rapsą paruoštume žiemai, kad rapsą sukauptų sausųjų medžiagų ir gerai nueitų ilsėtis. Susirinkome į naują įvykį ta prasme, kad vyksta žieminių miežių sėja. Ir mūsų kolektyvas norėtų su pirmais patarimais padaryti šį pranešimą. Tad žieminių miežių sėjos kiekis sėklos norma buvo 170 kg ir išbarstyta prieš sėją trąšos, kaip minėjo, Jara Mila MPK. Bet čia buvo kas panaudota, apvelta sėkla Jara Vita naujoji produktų, kurį trumpai pristatys Edgaras. Taip, turim naujovę, naujas Jara Vita produktas, vadinasi Seed Lift. Šis produktas skirtas yra beicuoti ir mūsų rekomenduojama norma, kurią parodė bandymai, yra 1,5 litro. Minutėlę pravažiuos traktorius, šiek tiek sėja. Į šitą produktą įeina būtent degimui svarbiausi elementai. Yra azoto, fosforo, kalcio ir cinko mišinys. Šis produktas yra koncentruotos suspensijos pavidale. Tai reiškia, kad jo koncentracija didelė. Edgarai, dar nepaminėjai 2 labai svarbių dalykų, kurie man patinka. Nuo tavęs nieko nenuslėpsi. Kadangi tai yra biostimuliantas, tai jį įeina dumblių ekstraktas ir didelis kiekis anglies. Kaip žinom, šitie 2 dalykai yra labai stipriai stimuliuojantis ir būtent tokių sąlygų, kaip dabar iššūkių išgyvenimui skirtas priemonės. Tai tu nori pasakyti, kad dabar, kai taip yra sąlyginai sausa,
tas askofilom naudos, arba paprastai tariant jūros dumbliai šiek tiek kažką padarys naudingo? Nu tai taip, turim sausrą karštą orą, augaliukas patiria stresą. Tai būtent dumbliai ir jų ekstraktas sušvelnina arba pagerina augalų gyvybingumą. Tikriausiai dėl to, kad tie dumbliai patiria patį stresą, iš kurių yra gaminama jie ir atoslūgiai yra, ir karšta, ir šalta tikriausiai. Tai taip, iš visų augalų protingų išimamas ekstraktas būtent yra ta priemonė. O ta priemonė atsiranda todėl, kad tie augalai gyvena ekstremaliom sąlygom. Ekstremaliom sąlygom gyvendami jie įgyja tas savybės, kurios perdėtos į šitą produktą. Ir tikriausiai, kad jeigu yra dirvožemio netolygumai, tarkim alkanesnis ar pH netinkamas dirvožemį, apveltos sėklos, manau, kad irgi turėtų turėti didesnį dygimo energiją, šansą. Tolygesnis sudygimas, vienodesnis krūminimasis, tolygesnis derlius. Taip, daug fosforo, daug cinko, daug kalcio ir azoto. Svarbiausia Elementai maistas plus stresą mažinantis poveikis. Tai Raimondai, kokia tavo nuomonė arba filosofija, jie sudygsta, visa kita, kokie toliau veiksmai turėtų būti, sprendimai priimami, kad jas irgi kaip bebūtų reikia paruošti tinkamai žiemojimui, nes miežis yra miežis. Taip, mes iš savo praktikos, aišku, turim įvairių patirčių, įvairių sprendimų ir rekomendacijų, bet aišku, žiūrėsim, vertinsim, kaip jie atrodys, bet mano planas pakol kas būtų toks, Mindaugai. Tai visų pirma, panaudojam Jara Vita fosforą per lapus tam, kad užaugint kuo didesnę šaknų sistemą būtent žieminiam jiešiam, kad jie apsirūpintų kuo daugiau maisto medžiagų iš dirvos, o vėliau, kada turės 3 tikruosius lapelius, panaudojam Jara Vita gramitrelę arba cereisą, kurie patys svarbiausi mikroelementai manganas, cinkas, varis, taipogi ir magnio ir azoto turi, bet kaip rodo mūsų ilgametė patirtis su bandymais, megalab tyrimais, tai kad rudenį atidavus mes tikrai augalą aprūpinam tais reikalingiausiais mikroelementais, kurie atbūdė pavasarį, auga, krūmijas ir neturim, kaip pasakyti, derliaus nuostolių, didinam jų produktyvumą. Bet tai gerai, 3 lapeliai, produktai šitie yra per lapus, nes daugelis lygina ten pigesnį fosforą ir bando lyginti su mūsų, ta prasme, jariniu kombifosforą ar zetreliu kaip pavyzdys. Mūsų yra produktai skirti per lapus, tai 3 lapeliai, ar nėra per mažai, kaip reikėtų elgtis ūkininkui tokioj situacijai, nes vis tiek lapinis produktas reikalauja kuo daugiau uždengto ploto lapais. Taip, tai 3 lapeliai tai yra ta riba, nuo kada mes galim pradėti. Bet geriausias, aišku, variantas, jeigu mums leidžia sąlygos, mes galim ir 4 lapelį pasitempti. Bet kuo anksčiau atiduotas fosforas, rodo tiek tyrimai, tuo jis anksčiau energizuoja augalą, tai yra šaknyjimasi, tuo turim geresnį rezultatą. Tai gal kaip pavyzdys, jeigu duodam 3 litrus su 200, tai gal tos pačius 3 litrus atiduoti su 150 vandenuko, didesnė koncentracija papuls ant augalo lapo ir turėsim geresnę naudą. Tai žinoma. Tikrai galima ir tokį variantą pasirinkti, esam taip ir darę, bet vėlgi, Mindaugai, priklauso nuo sąlygų, koks bus ruduo, atitinkamai ir pasirinksim važiavimus. Taigi norim pakviesti rinkti saugius, laiko patikrintus, išbandytus produktus ir gauti maksimalų derlių.